Taip, startas iš tikrųjų buvo turbūt pats blogiausias šitose varžybose. Buvom numatę tokią daugiau laikytis dešinės pusės, nes matėsi, kad vėjas silpnėjo, o švalai ateina iš dešinės pusės. Tai galima buvo pralošti startę vieną korpusą, bet startuo dešiniai pusė ir pirmam nusukti į dešinę pusę, bet taip nesigavo. Per startą, tiesiog, tai gavosi tas pats scenarius, ką mes padarėm prieš tai, tik tai tiek, kad šitoje vietoje buvo labai mažai vėjo ir realiai turėjom 3 sekundės priimti sprendimą, krentam pro galą visiems laivam ar bandom čia išstovėti. Ir kadangi laiko ten buvo apie 45 sekundės, tai tiesiog truputį sudvėjojom ir pasilikom viršui ir gaunasi, kad save užrakinom toj antvieniai pozicijoje, kur mes neturėjom jokios kelio teisės ir kadangi buvo visiškai silpnas vėjas, tai mums beliko tik tai laukti, kol mūsų konkurentai sustartuos ir tada bandyti mums su greičiu bent kažkiek tai kirsti starto liniją. Tai ta prasme, iš tikrųjų startą pralaimėjom gerokai anksčiau negu nuo idėjo starto signalas. Žinoma, nenumatėm gal šito, reikėjo gal daryti kitaip, bet vėl visur yra jeigu. Po mūšio, kaip sakyt, galima sakyti, buvo tenais geriau, buvo tenais, bet tuo metu atrodė, kad, žinoma, jau kai buvo 30 sekundžių, mes jau matėm, kad bus blogai, bet sukomės iš tos padėties kaip įmanoma. Supranti, kad nieko nepakeisi, neatsuksi atgal, reikia kovoti dėl kiekvieno taško, nes tai yra labai svarbu rytoj. Taigi ir kovojam iki pat galo, tai kol teisėjai nesušilpė. Šiandien iš tikrųjų opcijų iš vis nebuvo. Ką mes galėjom padaryti, tai kaip man mes galėjom kaip tik bandyti splitinti flytą, ta prasme plaukti į priešingą pusę, į kairę šiuo atveju. Bet šitoje vietoje mes pasirinkom likti su laivynu, tai prasme mes kažkiek pralaiminėjom greičiu, ten irgi tos pozicijos keitėsi, bet mes visą laiką išlikom kovoje. Tai toksai galbūt šiek tiek profesionalesnis sprendimas iš mūsų buvo, kad mes liekam toj kovoje su savo artimiausiais konkurentais ir nepriiminėjom jokių labai rizikingų sprendimų, kurie galbūt būtų lėmę mums pergalę, tarkim, pirmą vietą, bet kaip parodė pirmas laukimas, kad, visgi dešinė pusė taip ir turėjo likti. Turbūt visur tas pojūtis, dairimasis, nes tokie papučia 10 sekundžių škvaliukai, kurie paskui vėl nurimsta, vėl papučia nurimsta ir sukinėjasi ten 15-20 laipsnių tokie, kaip ir laviruotė, taip ir pavėjui. Tai reikia su jais ir dirbti. Tai kažkaip pavėjui sekasi tikrai gerai. Aš vadinu tokiom sąlygom, kai vyksta plaukimai, tai yra tiesiog ne tai, kad mes plaukiam, o mes plūduriuojam per distanciją, nes esame labai priklausomi nuo silpnų vėjų. Ir būtent tas mūsų pavėjinis kursas, kuris mums, kaip čia pasakėm, padėjo ir plaukiam greičiau už japonus, tai būtent tas kiekvienas maža bangelė, kur irgi matėsi, kad mes kažką paimam, gaunam, tai mes bandėm su tuo vėjo pastiprėjimu įsibėgėti ir kiek įmanoma užvažiuoti ant japonų, kad jiems sudarant kuo sudėtingesnės sąlygas. Aš manau, kad spaudimas yra, bet mes nuo pat pradžių esam nusiteikę, kad mes patys savo nesusikuriam to spaudimo. Ta prasme, nuo pat pradžių mes žinom, kad kiekviena diena yra lygiai tiek pat svarbi, kiek praėjusi. Plaukiam kaip galim, stengiamės dėl kiekvieno plaukimo, kiekvienas startas mums yra svarbus ir kiekvieną konkurentą vertinam vienodai stipriai, nes matosi, sąlygos labai permainingos ir bet kas gali išeiti iš priekį.